Daugelis verslų Lietuvoje leidžia reklamas atsainiai. Jie pažada, garantuoja, sako, kokį rezultatą jūs pasieksite su jų produktu ar paslauga. Nors tai nėra iš tiesų tiesa. Ir viena dalis įmonių išties pažadus, o kita dalis įmonių moka baudas ir susiduria su problemomis. Tačiau aš noriu pasakyti, kokie yra pliusai ir kokios yra grėsmės, suteikiant garantijas reklamose. Pradėkime nuo pliusų. Ir pagrindinis bei didžiausias pliusas, kurį jūs gaunate iš garantijų reklamose, jūs parodote, jog jūs galite pasiekti rezultatą, atlikti darbus. Galbūt jūsų produktas yra pakankamai geras, jog pasiekti tai, ką jūs sakote. Tokiu būdu žmonės jūs žiūri rimčiau, galbūt nori su jumis pasikalbėti, galbūt perka jūsų produktus ir taip sukuriate pasitikėjimą aplink savo įmonę, veiklą, produktą. Bet svarbioji dalis yra minusai, kurie iš esmės gali pakenkti jūsų įmonei labai stipriai. Jeigu jūs garantuojate, pažadate, pateikėte rezultatą, kurį vartotojas pasieks įsigijęs produktą ar paslaugą, jūs rizikuojate gauti baudą. Jeigu vartotojas užsakys jūsų paslaugas ar įsigys produktą ir pamatys, jog tas produktas ar paslauga nebuvo įgyvendintas arba nebuvo pasiektas rezultatas, kaip buvo žadėta, jūs galite susidurti su teisinėmis problemomis. Ir teisinės problemos iš esmės gali būti nuo pačių minimaliausių, tai tiesiog susisiekimas iš kokių bendrų įstaigų, iki pačių didžiausių, kai yra teikiamos baudos, kurių suma gali būti iki 3% jūsų metinės apyvartos. Kas tikrai gali būti didelė suma didelėms įmonėms, kartais net mažoms, kurios, sakykime, galbūt neuždirba tiek daug iš savo procentaliai apyvartos. Tad mano patarimas būtų, jeigu jūs turite išties gerą produktą, kuris turi, sakykime, įrodymus, kad jūsų produktas pasiekia tą rezultatą, tokiu atveju jūs galite tai daryti. Tas pats su paslauga. Jeigu jūs galite garantuoti, jog jūsų paslauga bus atlikta taip, kaip jūs sakote, jūs taip pat galite tą daryti. Bet jeigu yra net menkiausias šansas, jog tai gali neįvykti, arba produktas, sakykime, nėra įrodytas kaip atliekantis tą funkciją arba pasiekiantis rezultatą, tokiu atveju aš privengčiau tokių reklamų. Ir daryčiau reklamas, kuriuose jūs sukuriat patikimumą per kitą principą. Ar tai būtų atsiliepimai. Galbūt duoti garantijas metais, sakykime, jeigu jūs turite kažkokį metinį laikotarpį, tokiu atveju jūs neprisižadat iš karto, bet garantuojat, kad, sakykime, sutvarkysit jau kas. Pats principas, kad jeigu jūs pasižadat arba duodat rezultatą, kurį žmogus pasieks arba gaus iš jūsų paslaugos ar produkto, jeigu tai neįsigyvenins, jis ne tik gali nemokėti jums pinigų, bet tuo pačiu gali paduoti jūs ir teismą, taip pat gali paskųsti jūs ir jūs taip gausite baudas. Ir nors taip, labai maža dalis įmonių gauna tas baudas, bet labai yra nesmagu, kai patenkate tarp jų. Tiek šiandien ir iki kito video.